Sveikinu visus susirinkusius į FIDE 44 pres konferenciją. Ir šiandien konferencijoje turime fizikos fakulteto dekaną Vytautą Balevičių. Filologijos fakulteto dekanas Antanas Smetona. Profesorius Justinas Sadauskas. Docentas Mikas Vengris. Ir daktaras Marginas Mazinauskas. Dabar kiekvienas turėtume matyti lapukus savo Labas vakaras, mėly fizikai, svečiai. Kaip visada išaušo tokia diena, kada prasideda prieš konferenciją, nuo rytoj svarbiausia metų šventė po Kalėdų ir Velykų visiems fizikams. Tai fiziko diena. Man labai malonu, kad šiais metais turime išsiplėtusį spektrą dalyvių. Dalyvauja filologijos fakulteto dekanas, daktaras Antanas Smetona, todėl aš iš karto jūs sakau, kad tokių klausimų apie filologijas, kaip duodavot man, kad nebūtų O šiaip noriu pasakyti, kad kai rašot klausimą, pagalvokit apie tai, kad jūsų klausimas irgi turi nors kiek užvesti, generuoti gerą mintį. Nes praeitą kartą manęs klausė kažkas apie baidarę mano garagą. Taigi, manau, gal po vieną kitą žodį dar pridurs kiti konferencijos dalyviai, kol jūs rašot ir po truputį pradėsim. Tai ką, porą žodžių filologijos fakultete. Būtent tik porą žodžių. Nežinau, ar fizikų šventė čia didžiausia, bet kiekvienais metais mes pamatome savo senamiestyje ir šalia mūsų esanti prezidentūra taip pat pamato jūsų dinozaurą ir jūsų veidus. Tuo mes labai džiaugiamės, laukiame ir turbūt rytoj pamatysime. Ačiū, kad pakvietėte. Tai aš irgi pasisveikinsiu su jumis. Aš, manau, kad jūs visi taip tekstą Ar sukirčiuotas? Ne, nesukirčiuotas. Aš manau, kad jūs, kaip ir aš, visi jaučiat šiokį tokį nusiminimą dabar, taip reiškia. Aš sužinojau šiandien tokį faktą, kad su mumis šiandien nebus vieno žmogaus ir truputį nusiminiau ir jūs žinot, aišku, kas tai yra, reiškia, ir tas nusiminimas manyje pažadina labai blogą poetą ir aš parašiau labai blogą eilėraštį, kurį dabar jums ir paskaitys. Tai jisai vadinasi ne skliausteliuose linksma preskonferencija. Nors jau rytoj FIDE turėtų būti, į DFA studentai visi skuba, o čia naujiena, kad gali nugriūti. Šiandieną neateis pas mus. Kašuva! Štai Fukso pasmakrė jau graudžiai dreba ir Fuksė ašarą jau braukia tyliai ir klausė rudas akis jos nustebę. Gal Romas K. jau mūsų nebemyli? Studentai į duris viltingai dairos. Gal mus apgavo? Gal čia šitoks pokštas? Štai, tuoj nušvytas Romo veidas, naujom linksmybėm tuoj visus priblokš. Bet jei tos duris ir prasidarytų, įeis tik trečiakursis pavėlavęs, neužsisegęs kelnių ir truputį girtas ir pakeliui kažkur per veido bruožus gavęs. Bet mesgi fizikai, mes šiandien neliūdėsim, išgertas taurės veltui nepražuva, o kitą met mes nuoširdžiai pakviesim ir vėl ateis pas fizikus. Kito dalyvio nereikia pristatinėti. Kelis kartus išrinktas geriausių fizikos fakulteto dėstytojų.
tarybiniais metais būdavo 2 kart, 3 kart, 4 kart tarybų sąjungos didvyris turėjom, tai vieną viršininką, kuriam net skirtinį reikėjo platinti kažką. Taip, kad... Motinos didvyrės buvo. Motinos didvyrės buvo, nu čia, taip sakant, apie tai nekalbėsim. O čia toks įdomus dalykas, va, tai eilėraštuką paskaitė. Tai aš galiu pasakyti taip, kad aš daug metų jau dirbu su studentais, tam, kai kontrolinius taisau, randu piešinukų visokių tenai, gėlyčių, jeigu mergaitės, jeigu vyrukai, tai lėktuvėlių pripaišyta. Reiškia. Tai ne lėktuvai dažniausiai. Bet šiais metais vyko išskirtinis atvejis ir aš gavau parašytą eilėraštį. Tai šitais akinius, kad galėčiau perskaityti. Reiškia, pakontrolinis ir žmogus, reiškia, paėmė ir parašė man eilėraštį. Tai čia dar, kad dar būtų mergina, ne, vyrukė. Tada kaip jis skambina. Taip, gyvena kartą pirmakursis, pas Arlauską mokėsi, tik staiga jisai pamiršo, kaip inerciją skaičiuoti. Jaunimasis žiūrėjo savo nosį, rakinėjo, bet sklerozė jį užklupo ir paskolį jis sumenko. Nežinau, kaip tai. Fizikos skolis vyksta ir man viskas nepavyksta. Kinas gal ateis į pagalbą ir aš gausiu gerą balą. Nu, į tai aš atsakiau taip. Poezija pilna puikus dalykas, bet fizika tikrai geriau. Nes pasimokus tą dalyką gyventi teks gražiau. Tai va, tai toksai atvejis, reiškia, nu tai šiaip tai, kaip žinot, reiškia, fizikai yra lyrikai. Mes turim rašytoją, reiškia, vieną tokį, paskui turim kompozitorių, jeigu jūs žinot, tai taip, kad mes čia Vyskupą. Vyskupą turim teisingai. Tai taip, kad platus tekstas. Tai na, bet tai va, tai jeigu kas nori man tokie eilėraštį parašyti, tai visada prašau. Naujas konferencijų dalyvis, tai Mangirdas Malinauskas, irgi turbūt visų mėgstamas. Tai pabaigai, mūsų daug, mūsų mažai, laukiam klausimų. Dar šiek tiek priminsiu, nepamirškit adresuoti kamerą klausimas, nes daug klausimų yra tiesiog bendrų, tai galbūt parašykit kamerą. Tai gal galim pradėti kas nors? Kas gavot prasmingų klausimų? Dar nėra. Dar nėra. Man yra klausimas, iš kur žinai? Kodėl žinai? Pas Arlauską laikė. Ne, nelankiau. Tik egzaminą laikiau. Man susišaukiantis toks pat trumpas, kada bus geriau. Ir parašyta dekanui ar dekanas. Tai supratau, kada man bus geriau, ar kada jum bus geriau. Jum geriau jau buvo. O man bus geriau tada, aš antrakursiam sakau, kai pjaustydami cepeliną jūs matysite dialektinės svarbos tenzorių. Gerai. Klausimas toks, pagal tą plakatą, kurį kažkas tai papasako, aš ten kažką tai per paskaitą, kažkas išėmė gabalą ir parašė plakatą, nu nesvarbu. Tai klausia, ar tebe stovi kūnas tokiuose metams? Nu, ten šalia yra Kašubas, pajuoda profilis brangus. Labai gražiai susišaukia man, tai, reiškia, visada svarbu, kad ne tik kūnas stovėtų, dar ir norai. Koks krūtinės dydis vertas 10 iš mechanikos? Ne dydis svarbu, inercijos momentas. Labai maža, bet labai toli nuo simetrijos. Ar įmanoma dideliu greičiu važiuojant automobiliui nepakyla
pakelti kalnus. Nu ką? Ką kiek į sieną pakelti? Ką jūs manėte apie šį metų pirmakursės? Ar jūsų nuomonė jos vertos nuodėmės? Tai tas pats su to, koks dydis krūtinės vardas. Nu, šiaip jau, reiškia, gražios mergaitės, tai yra gražios mergaitės. Nesvarbu jos pirmakursės fizikas ar filologės. Taip, kad reiškia, nu, ar vertos nuodėmės, tada nesižina, aš nevarėjau. Kas yra rimčiau, nei rimta. Čia tai geras. Nu, tikriausiai labiau rimta, negu mechanika nebūtų. Nu, davai, dar ką. Tai gal svečias prisijungs prie Nežinau, čia yra ir gudrių klausimų ir nelabai, tai aš nelabai iš šoną vedu. Mes fizikai niekaip nesuprantame, ko nori moteris, mes filologai taip pat. Ką po velnių reiškia tinkinti, panašiai tas kaip ir vaizduoklis. Kada oficialiai lietuvių kalbos žodynuose atsiras žodis taip? Šiuo metu ant savo stalo turiu fizikos terminų žodyną, ten šito žodžio nėra. Manęs klausia, ar užteks man smetonos alaus, ar paimsit ir iš Balevičiaus. Žiūrėsim, kaip tas bus. Man Arlauskas ką tik pasiūlė paimti. Imsim. Ar mokslas ir alkoholis suderinami dalykai? Jie ne tai, kad suderinami, jie tiesiog neatskiriami. Kada pigs alus? Ištroškęs fizikas. Nu čia kaip sakė dekanas, jis jau buvo pigesnis. Dabar turbūt kaip ir benzinas, tik pra. Kuo save labiau laikot? Fiziku ar botaniku? Ką žinau, zootechniku? Čia dėl alaus, kaip pats jauniausias, tai mes jam neduotume, bet mat mūsų už kampo laukia policininkas, tai nieko nepadarysi dabar. Jeigu fizikų gėrimas alus, tai koks filologų gėrimas? Atsuktuvas. Aš vieną klausimą gavau, bet aš nenoriu atsakinėti, aš tik noriu įskaityti ir skaityti. Atsakinėti nenoriu. Nes klausimas toks, kodėl jūsų gražus garbanoti plaukai smetonos? Nejaugi mūsų fakultetas prastesnis. Nu, gal į pabaigą prieš konferencijos atsakysiu, bet noriu dar paskaityti kartą. Tai vadinama kompensacinių pailgėjimų. Kas greitesnis, juodas ar raudonas boltas? Čia toks sunkus klausimas, kad aš manau, kad jeigu jie eina į klasinį smūgį, tai nesvarbu. Žinom viską apie Balevičiaus garbanas. Ką papasakosit apie Smetonos kasą? Kaip sakiau, kompensacinis palygėjimas plus visur pusiausvyra gamtoj turi būti. Vienas... Kaip fizikui suvilioti tipišką filologiją? Pirmiausia, klausiu, kaip tipiškam fizikui suvilioti tipišką filologiją. Nesakysiu, tai paslaptis. Gelbėkit, turiu
kursiokas sakė, kad Rusija bandys sintezuoti miniatiūrinę juodąją skylę. Nuo to laiko jį daugiau nemačiau. Sklando gandai, kad jam pavyko. Cicerna, aišku. Ten išnindam. Nu ką, labai fizikinį perskaityti. Nu, dar. LHC greitintuvė niekaip nesuranda Higgso bozono. Gal tegul gerbiamas A. Poškus jo nebeslepia. Bėda tame, kad jis neslepia, jis pametė. Mane čia klausimais kažkas bando nupiešti kaip kažkokį baisų lovelasą. Tai va dabar reiškia apie temą, kuri mums visiems yra artima ir siejasi su dideliu inercijos momentu. Kodėl iš merginos išgirdus, kad jis studijuoja fiziką, pabėga vaikinai? Klausė vieniša fizikė. Nu, aš dabar nenoriu skambėti įžeidžiai, bet jūs reiškia vieniša fizikė, jūs... Karolina isterė, ramiai. Pirmiausia, atsakykit savo į klausimą. Kada aš paskutinį kartą buvau duše? Kada, reiškia, mačiau šukas? A kodėl pas mane ant kaklo kabo lituoklis? Ir koks mano inercijos momentas? Kitas klausimas. Gerbiamam Vengriui, kodėl nepakviečiat nei vienos dėstytojos dalyvauti prese? Tai čia klausimas, turbūt aš galėčiau atsakyti prieš tai buvusių klausimų, kodėl iš fizikos dėstytojų išgirdus, kad kviečia į presą, pabėga visos fizikos dėstytojų. Kompensacinis sutrumpėjimas. Ir dar vienas klausimas man toks keistas Vengrijui, kada ateis pavasaris. Nu, pavasaris, nežinau, jis gal, prijungs tą oscilografą prie žemės pagaliau ir ateis. Visada ateidavo ir šiandien turėtų. Ar taip ir parašyta, gudrus klausimas, nežinau, ar gudrus, ar negėda būti įvedus autokratinį režimą Lietuvai 14 metų, 26-40, jūsų žinios pasenusios, esu įvedęs autokratinį režimą filologijos fakultete šiuo metu ir gal ateityje reikės ir pas fizikus, nežinau. Tiesioginį valdymą. Tiesioginį valdymą. Galiu tik pridurti, kad tam fakultete irgi žmonės kietos rankos nori, va, tik dekanas antrą kartą tik ką perrinktas. Kaip yra 3 fakultetai prasidedantis FI – fizikos, filologijos ir filosofijos. Neblogas būtų vienas. Kada atsiras viešasis transportas, fizikos fakultetas, filologijos fakultetas? Klauskite rytoj Zuoko. Kalbant apie filologijos fakulteto dekaną, aš čia prisiminiau tokį nutikimą garsų, kai mūsų dekanas dar buvo dabartinis prorektorius Banys, o Antanas Smetona dar buvo tik tai šviežiai pradėjęs dekanaut, po maždaug metų dekanavimo kažkur važiuojant ten visiems dekanams, jisai paklausė, sakė, klausykit, o ką daryti, jeigu lieka biudžetinių pinigų metų gale fakultete? Kadangi nuo 1579 filologijos fakulteto dekanas šito klausimo dar nebuvo uždavęs, tai visas autobusas tiesiog sugriaudėjo plojimai. Šiaip dabar man kyla, jeigu apie finansus, tai kyla mintis ir graudžios mintis žiūrint į dinozauro variklį. Ar nereiks fizikai, filologams jį pirkti? Nu, čia vienas toks buvo, vieni metai sunkus dinozaurui buvo. Tikėkime, rytoj važiuosim gerai. Nu, vienas irgi rimtas klausimas. Kaip našiai išnaudojama legaliai įsigyta Origin programos versija? Jeigu jūs jau žinot, kad jinai įsigyta,
įgyta, tai reiškia jau gerai išnaudota. O antra klausimo dalis, ar studentas gaus ją pasinaudoti? Ar toliau reiks būti piratais? Nu, ką darysi, tą darykit, bet tai, kad nuo dūšios būtų. Bijau. Pamylėjau filologiją. Vaikas bus fizikas ar filologija. Atsakymas premjerministras. Malinauskai, ką veiki? Laukim kritinės masės klausimų. Tiesiai su antru klausimu, kaip dar neštikėsiam dalyvių, kada įvyks pramušimas. Dabar. Ir jau klausimas konkretesnis. Tai kieno skambesys gražesnis? Barškančių alaus ar daiktinės butelių? Man kaip metalo mėgėjai, tai geriau skardinių. Jaunų. Kaip veikia Michelsono interferometras? Klauskit Miko. Nu, šiaip čia daugiau Arlausko tema, bet aš galiu atsakyti dviem žodžiais. Jeigu vardas priekas. Ne, tiesiog Arlauskas apie jį dėsto turbūt, jeigu dėsto. O mūsų laikais dėsto, nu nesvarbu. Čia vadinasi žiedinė gynyba. Atsakysiu paprastai, eterio vis dar nerado. Ir nerasta. Ar atrasta priklausomybė tarp įsisavintų bokalų kiekį ir Koriolinės jėgos dydžio ir skirties? Nu, man kad Fuksas rašė ir reikia, labai tai jauna. Klausyk, brangusis, pridėk dar porą šnapsų butelių, viskas. Nu, čia prie paties, kodėl išgėrus traukia į kairę. Šiaip tai, jeigu Koriolinė jėga veiktų, trauktų į dešinę. Kažkodėl įtraukia į kairę, nu gal jie tokia politinė pakraipa. O tam mūsų turi kitam. Turėtų terpti kairę, bet mes esam šiaurį. Taip, ką galinat pasakyti apie Maxwellą Demaną? Atsiprašau, čia ne jūs nei tą kreipėtės, reikia į Giriūnį nekreipti. Dabar čia vienas vėl gerdikinis. Nu, tai čia mano nukė, sako, perdikinis. Turiu svarbų klausimą, naktim vėl neužmės. Kur aš jam reikia kai tik per paskaitas išgirdau apie difuziją, nuo tos dienos mioviausi maišyti cukrų arbatą. Ar arbatą. Kaip jau supratote, kuris laikas saldžios arbatos burnoje neturėjau. Kodėl neveikia fizikos dėsniai. Klausyk, prašysiu. Kaip tu gali viską nemaišyti. Įsidėk pakelį į burną, panau užsidėk arbatančią vandens, viskas suveikia. Jūs pažįstate Viliūną. Koks tranzistorius yra mėgstamiausias gerbiamo dėstytojo? Nu, čia klausia žmogus, kuris tikriausiai Viliūną nepažįsta. Jisai jau seniai neoperuoja tranzistorius, tik mikroschemą. Taip, kad jam tranzistorius neaktualu. Taip, vėl klausia. Kuo medikės geresnis už filologą? Žino kažką. Nu, kai galiu pasakyti. Pabandykime visi aiškinti. Kokia yra rezonanso metu titulinė vertė? Nu, viskas tikriausiai matuojasi iš gertų butelių skaičių. Tai tada, reiškia, jeigu gerai įsisimuoja, nu, galima ir ką nors sugriauti tikriausiai. Ar preso dalyvių, aišku žodis, ar preso dalyvių šukuosenos, tai atspindi amžiaus ar patirties tendencijas? Atspindi organinių trąšų kiekį. Ant pagalbės. Čia vienas labai universalus klausimas, tai gal aš porą įspūdžių savo, o tada perduosiu kitam, žmogus pagalvos čia atsakyti gali bet kas. Labiausiai jūs išgazdinęs ir įsimintiniausias įvykis fizikos fakultete.
Tai manau, galėsim iš eilės prisiminti. Nu, įsimintiniausias, tai jeigu artėja fizikų diena, tai aš labai atsimenu gerai, kaip prieš daug metų mano draugas laimėjo pelių lenktynės. Tarp atrakcionų, kurias jūs kūrėt čia lauke, vienais metais buvo organizuoti tokie banai, juostos ir galėdavai iš tritrinio stiklainio įsirinkti pelę ir paleisti ir pastatyti pinigus ir kas laimės. Stiklainį? Ne, tą pelę paleisti. Tai mano draugas pasirinko pačią ramiausią pelę, pakuteno jai uodegą ir jinai pirma atlėkė. Tai visi klausia, nu kaip tą sugebėjai? Jisai sako, agi nieks nematė, kai aš jai kutenau uodegą, man tarp pirštų buvo rusenanti nuorūka. Labiausiai jūs užgasdinęs ir įsimintiniausias įvykis fizikos fakultete. Nu, toks įsimintinas buvo dar, kai aš nestudijavau, vienas buvo geras krikštynas. Tai ten, kur JR pirma, man atrodo, auditorija, jinai per jas sudėjo. Per fidi sudėjo. O fidi. Fidi vyksta. Po vakarinės fidi dalinė. Kur jūsų filologijų palyda? Čia ne filologų dienos, čia fizikų dienos. Kuo skiriasi filologijos fakultetas nuo Hogvartso? Filologijos fakultetą lengviau rasti. Bet to, Hogvartse yra ir burtininkų, o filologijos fakultete beveik vien tik raganos. Grįžtu prie klausimo, ko nori moterys. Ne visai sutikčiau, bet ką darysim. Ir toks pusiau rimtas, čia tas pats yra prie Hogvartso susiję, bet kartu ir koks skirtumas tarp kalbų mokslo pamėgusio fiziko ir fiziką pamėgusio filologo ar filologijas. Nu, kartais savo užkampiuose tamsiuose fakulteto aptinku vieną kitą fiziką, bet jie kažkodėl klausosi literatūros, dar kažko, bet apskritai tai skirtumas tarp fizikos ir filologijos netoks didelis, kaip jums atrodo. Visada savo studentam duodu pavyzdį. Astrofizika ir filologija, va toks pats aiškiausias pavyzdys. Iš ko sprendžiat apie reiškinius astrofizikų? Iš to, kas ten prapuola, arba išspinduliuojama, arba neišspinduliuojama ir viskas. Pačiupinėjęs ne vienas nesat. Lygiai tas pats filologijoje. Pačiupinėję nieks nieko nėra. Tik spekulacija. Nu, nesakykit, kaip jau čia tas. Malinauskui, aš vaikystėje turėjau lazeriuką. Ar galiu pas jūs dirbti? Ne? Kitas draugas. Parodai savo pilvo presą, bet neparašyta kam. Nu ten širdis nupaišyta. Bet aš nesivečiu kienos. Vaizduotė? Tuo skiriasi 6 nuo 7. Tokį tuo, kad 7 niekada nebūtų 5. Kur slepia savo plaukus? Plaukai nuskėjo. Na, galiu pasakyti, ar aš nesveikiu, jie tiesiog patys protingi plaukai visą neišėjo. Kiek daugiausia esat išgėrę kokavo? Įdomus klausimas. Mes kažkada su draugu bandėm. Tai jeigu taip jau rimtai. 8 ištuotėjom, paskui sakėm, kad jau baigsim. Kaip žinote, kad auditorija nuobodžiauja. Kartais girdisi knarkyti. Retai. Bet būna. Kodėl cepelinų po 2 bonkų nebeveikia sunkio jėga? Aš manau, kad jinai veikia, tik kompensuoja
keliamoji jėga ir sunkio komisuoja, ogi cepelinai yra dirižablio formos. Ir antras irgi čia su bonkams, ar žodis fidofilas yra susijęs su fidi švente. Aš sakyčiau, kad šito žodžio nevartokime, nes kai kam po 2 bonkų gali jisai pavirsti pedofilu. Kalėjime rašto mokyti. Filologijos fakultetas toks klaidus, nes jį statė filologas, ar todėl, kad jo tikslas paklaidinti fizikus. Pirmiausiai jį statė jėzuitai, neaišku ar ne fizikai. Sakėt, kad vyskupas fizikas yra. O ar tikslas paklaidinti fizikus? Ne, tikslas fuksus klaidinti pirmiausiai. Vėl čia žmogus turis gelbėti. Gelbėkit turi svarbu klausimą, ir neužnieko. Čia klausimas toksai, dabar įdėmiai klausys. Jei elektros srovę pakeisim vandens srovę, įdomu, kas tą srovę paleido. Elektrovaros šaltinį pakeisim siurbliu, o laidus vandens žarną pradžią. Ar galima užtrumpinti siurblį? Aišku, kad galim. Ir po to paskęsim. Ar ką imtumėt į negyvenamą salą? Ar durną blondinę, ar protingą fiziką? Kažkas abejoja mano orientaciją. Kada Sakalauskas grįš iš atostogų? Noriu, kad mano anūkai mokėtų elektroniką. Ar jūs nebijot, kad jūsų anūkai už tokius dalykus jūs iškart į senelių namus atsivežė? Arba su rakutėmis. Ar esate buvęs Giriūnienės sode? Botanikos sode esu. O gerbiamos Giriūnienės, tai gal kaip yra tokie pasaulio stebuklai, kabantys Semiramidės sodai. Ištryptos Giriūnienės rūkos. Tik tas Giriūnas. Koks skirtumas tarp gerbiamo Smetonos ir Arlausko? Abu gi šalia. O tai ko gero patys suprantat, mano plaukai yra aritmetinis vidurkis. Pagaliau gavau nors vieną klausimą apie optiką. Ta, ką dėstau. Ar įmanoma padaryti hologramos hologramą? Kai aš irgi buvau jūsų metų, tai man protingi žmonės pasakė, kad negalima padaryti 2 dalykų. Tai uždegt degtuko į muilą ir pastos sukišti atgal į tiubelį. Todėl manau, kad hologramą įmanoma padaryti. Jei aš save suvalgyčiau, ar pranykčiau, ar tapčiau 2 didesniu? Atsakymas į šitą klausimą yra pateiktas Hašeko knygoje Šveiko nuotykiai. Ten vienam durnių namuose buvo mokytas ponas, kuris sakė, kad Žemė rutulys, kurio viduje yra kitas rutulys, 2 didesnis už išorinį. Reiškia, galas bus.
Jeigu krintančiam diske smūgia į žemę momentu, matai kažkas, kai atsimena nesvarbu, fizikas pašokto, ar jis išsigelbėtų? Ne, galva susimuštų. Kuo daugiau sūrio, tuo daugiau skylių. Kuo daugiau skylių, tuo mažiau sūrio. Tai kuo daugiau sūrio, tuo mažiau sūrio. Klausimas retorinis, čia pat ir atsakymas. Kaip gruzino? Kas? Pagauk, gruzinai, pažiūrėkit. Kaip gruzino. Taigi nematai to? Pedofilas. Kiek reikia filologų, norint diagonalizuoti, reikia fiziko potencijos tenzorių. Manau, kad gali kartais filologijos fakulteto ir neužtiek. Kiek reikia fizikų pakeisti lemputėj? Ne, tai čia jau policija, bet fiziškai. Lemputė fizikų dalykas. Arba buvo toksai klausimas. Kiek žmonių turi ateiti į presą, kad DFA kolapsuotų juodąją skylę? O tiek, kiek yra pakanka. Tiek, kad užšviesa ir atneš šerką. Ar gersit savo alų, ar jums padėti? Galite. Galit padėti, bet geriau aš jį nešiuosi namo. Ką jūs? Taip. Ką vairuoti maloniau, troleibusą ar filologes? Jaunystėje aš iš tiesų vairavau troleibusą. Šiaip geriausia vairuoti savo Chryslerį. Dabar du labai susiję klausimai. Kodėl pasiėmęs laisvą dalyką mitologiją jaučiuosi daug kvailesnis negu per fotoniką? Ar galima baigus fiziką dirbti Lietuvių kalbos institute? Į pirmą klausimą atsakymas. Kaip pasijusite atvirkščiai, galėsite dirbti Lietuvių kalbos institute? Čia iš karto atsakymas man. Kam fizikam reikalinga kalbos kultūra? Susišaukia. Jeigu jau nežinot atsakymo į šitą klausimą, tai žinokit jūs nevėkšlos, kad kirčiuoti reikia kultūra. Greitai vyks filologų naktis, ar norėtumėte būti mano komandoje? Nu, žiūrint, ką ten aš veiksiu. Jūs šono atsistokit, tada mes pasakysim. Aš galiu atsakyti, jums čia patik, žinokit. Čia aš jau matau, kur viskas juda, kur link. Visada yra gerai, kai minia ką nors demonizuoja. Taip, žinot, ten iš tą Monty Pythoną, kai jis sakė, geriau einam į užmėtymą akmenimis. Tai vat aš dabar esu demonizuojamas šitais visais klausimais ir aš esu visų mirtingų ir nemirtingų nuodėmių įsikūnijimą. Tai aš tiesiog, keletą atsakysiu, visų neatsakysiu. Bet galiu pradėti, pavyzdžiui, kokia proporcija tarp alkoholio kiekio ir medikės studentės pulso, chemikės reakcijos ir fizikės pasipriešinimo. Tai va, jau čia suponuoja, kad aš atseit apie alkoholį, tai jau viską žinau. Aš galiu pasakyti taip, reiškia, kad su tom medikėm, chemikėm ir fizikėm, tai viskas aišku. Kuo daugiau alkoholio, tuo pulsas, reakcija ir pasipriešinimas mažėja. Bet, jeigu kalbėsim apie filologijas ir jų vieną parametrą, kurį įvedė dekanas maždaug prieš 3-4 metus, vadinamas skirstimi, jinai nuo alkoholio didėja. Ar tikrai plikė, čia dabar apie plikę, palauk, ar tikrai plikė veikia kaip veidrodis, pirmas klausimas. Tikrai plikė veikia kaip veidrodis, kaip Tesla koilas, kaip sferinis kondensatorius ir netgi kaip magnetas pritraukiantis
filologija. Kodėl reikia gerti tik iki apatinės lūpos čia, va, demonizuojam, girtuoklis, va, tas vengris, paskaitose girtas, reiškia, kelnes neužsektas švarkas, ką tas švarkas, marškiniai apvemti. Kodėl, reiškia, žinot kaip, jeigu grįžti namo apvarvėjus su žandu ir švarku ir dar numindžiotom rankom, kurias tau numindžiojo einant namo kažkoks girtas kiaulė, tai žmonagi klausia, nu tai kaip čia, kas čia tau atsitiko. Taip, toliau, kur čia dar mane demonizuoja, palaukit. Pasirasim toj, palaukit. Ar teko kada nors esant neblaivios arba pagiringos kondicijos vesti paskaitą? Ar kitaip ir nebūna? Nu, neteko ir nebūna. Vengriui, koks turi būti laiko pokytis delta T, kol pradėsite imti Arlausko alų? Jau paėmė kažkas, man atrodo. Ne, man girdai nelies. Jau netrukus delta T ir T į nulį, kai aš imsiu Arlausko alų. Kitus klausimus atsakysiu vėliau, nes čia mes kitaip niekad nebaigsim. Nemoku integruoti ir diferencijuoti. Bakalaurą abenos baigiau. Ar galiu tikėtis, kad baigsiu fizikos magistrantūrą? Kuo atskiriu? Ar tai normalu? Tikėtis visada galima, nebus normalu. Ta pati, ar tas pats man irgi atsiuntė, kaip išmokti integruoti, esu 4. kurse. Čia, matyt, aktuali problema. Jūs Iljiną su Pozniaku paskaitykit ir viskas taps aišku. Čia irgi susijęs dalykas. Ar tikrai svarbu fizikoje išmokti kirčiuoti? Ne, išmokit nosines rašyti. Aš kirčiuoti. Ką baigus universitetą daryti su fizika diplomu? Paklauskit Kubiliaus. Ar prie rusų buvo geriau? Teisingai, man sako, prie Smetonos. Buvo geriau. Kur išsivedėt gerbamą Feliksą Kuliekį? Man gintis labdarbą. Atsiprašau. Jūs kažkur pasimetęs ir laikė. Niekur Feliksą neišsivedžiau. Galiu jam paskambinti paklausti, gal ateis čia galėsit apsikinti. Čia truputėlį dar pagrupuosim. Taip. Kurį žmogų komandiruotėse į autobusą įnešdavo paskutinį? Aš niekada nevažiavau jokią komandiruotėse autobusą. Visada su lėktuvu. Bet jeigu į lėktuvą skrendant į ganos įneštau, čia tai būtų jau reikalas. Kiek Žilinskas moka kalbų? Šiaip jau 7. Išgėręs nemažai alaus, daugiau už 5 litrus, dažnai užsimerkęs, asimerkęs akis, akimirksniu atsiduriu namie. Namas ant kalvos 5. aukšte. Taigi potencinis barjeras yra didelis. Ar įmanoma, kad man vyksta toleravimo reiškinys? Jei taip, ar tai įrodės gaučiau Nobelio premiją? Kreipkis į Vasaros gatvę iš karto. Nu, gal visiems tas pasireiškia. Nu, ir pernai ir šiemet man vis klausimai apie dėstytoją Bučinską. Vienas iš tokių klausimų. Pasistojo klausimas, ar dėstytojas Bučinskas vis dėlto buvo boksininkas ar ne? O mano klausimas, ar Bučinskas tikrai neįveikiamas, kaip jį nokautuoti? Labiausiai jūs išgąsdins ir įsimintiniausias įvykis fizikos fakultete. Bučinsko egzaminas. Aš vis dėlto tam, kuriam pasistojo tas klausimas. Tai jeigu jums pasistojo, ko gero buvo boksininkas. Ir dar yra, gerbiamas Bučinskas sako, kad kuo švitresnė plikė, tuo žmogus gudresnis. Argumentuokite.
kažkada girdėjau, kad kur protingi žmonės plinka dėl to, kad jie visą laiką kaso galvą ir galvoja, ką čia išdūrus. Ką galima nuveikti tualete su veidrodžiu ir lazeriu? Tai jau nebe tualetas, tai jau laboratorija. Kurią dėstytojas kleptelėsi moterį, jums labiausiai krypsta akis. Tai iš studentų laikų, atsimenu, buvo iš ekonomikos fakulteto. Personalo vadyba taip dėstė, taip žiūrėjom ją, kad net pavardės neatsimenu. Ar yra galimybė lazeriu priauginti plaukus? Myko likimo brolis. Nėra! Patikėkit, aš bandžiau. Su visais lazeriais. Jūs pamatytumėt, kaip mano blauzdas dabar. Vienas toks provokacinis klausimas. Ar galite priminti, reiškia, jau kažkas girdėjo ir dabar vėl nori, kad pakartočiau tą nešvankybę. Klausimas toks, kaip iš raudonos ir juodos spalvos gauti baltą. Prieš atsakydamas į šitą klausimą, aš tada jums pasakysiu. Ar jūs žinot, kaip vadinasi žmonės, kurie neskiria spalvų? O tie, kurie skiria spalvas? Rasistai. Grįžtant prie to klausimo, kodėl aš apie rasistus kalbėjau. Atsakymas toks nelabai geras. Raudona ant juodo, kad gauti baltą, reikia juodaodžių įstatyti į tam tikrą vietą ridiką ir galą nukasti. Tai čia iš praeitupę. Šalia rasizmo. Kodėl po praeitos FIDI internete pasirodė vaizdo medžiaga, kurioje filologės FIDI apkaltino seksizmu? Pirmiausia, ne ten buvo ne tik filologės, bet ir šaunūs vyrukai, kurie, manau, turbūt fizikai. Kita vertus, čia iš humoro jausmo stokos. Tai yra. Kada filologijos ateis pas fizikus, kai FIDI bus rudenį? Arba kai kiaulės jums skraidyti. Ką lengviau supolimerizuoti, metalą ar C2H5OH? Emociškai pirmą, chemiškai antrą. Malinaus. Jei viena mašina važiuoja 130 km/h, o kita ją lenkia 160 km/h greičiu, koks vairuotojų konkovos dydžių santykis? Tik buvo, bet tokio instrumento nežinau. Čia turiu klausimą labai ilgą apie formulę F lygu MA. Nieko negaliu neatsakyti, nes prisimenu E lygu MC kvadratu. Ta pačia proga klausimas, kiek litrų šampūno išnaudojate per mėnesį. Tai nesunku suskaičiuoti. Jo šampūną sudedam su mano, padalinam per pusę, gaunam vidurkį, padauginam iš 2, bus mano. Klausimai. Aš jau rašiausi sakyti, kad po šitų klausimų tai kitoj FIDI pasirodysiu kaip Mykas. Tai gal negausi tokių klausimų, nes jie tokie yra. Ar jūsų plaukai banguoti koherentiškai ar nekoherentiškai? Ir kitas panašus labai. Ar jūsų plaukai stabilus pagal Lepunovą? Tai ar koherentinė, ar stabilus priklauso nuo to, kas juos kedena. Bet jokios ponios Lepunovos nepažįstu. Dar vienas čia dovanų nori įpirkti.
Sugalvojau merginai gimimo dienos progą padovanoti poliaroidą. Kokį patartumėt? Neužilgo atėjo pakartotinai. Gal visgi lemda iš 4 plokštelė būtų gera? Imkit geriau ne lemda iš 4, dvigubai storesnė, lemda iš 2. Ir nepamirškite, kad geriausias merginų ir moterų draugas yra deimantas. Tai jeigu paimsite lemdą iš 2 deimantinę, tai tikrai užkariausite ją. Kodėl taip sunku būti mergina fizikos fakultete? Dar ne vėlų gali pakeisti. Arba pabandykit būti mergina filologijos fakultete. Bet ar tai gyvačių lizdas? Matyt, žmona ne filologė. Ne, bet draugė buvo. Nu, irgi na progą anekdotą šiandien perskaičiau. Reiškia, žmona vyrui sako, klausyk, kas čia darosi, man liežuvis galas pradėjo nežėti ir skaudėti. Sako, nesijaudink, tavo liežuvis skyla iš vidai. Kas greitesnis, šviesa ar tamsa? Man atrodo šviesa, nes jeigu greitai ką nors darai, tai dažniausiai patamsėja. Niekada nepašviesėja, reiškia panai į tamsą. Koks skirtumas tarp grietinės ir smedonos? Ištirkit. Kada, šito klausimo nenorėjau skaityti, bet jau antrą kartą pasitaiko. Kada fizikos fakultete dėstysite specialybės kalbos paskaitas? Klausimas jūsų dekanui. Prasidėjo. Koks skirtumas tarp fizikos ir geografijos? Man jokio. Kada filologijos fakultete bus daugiau vaikinų nei merginų? Rytoj. Ne, čia pasakyti. Bet apskritai tai jau apie tai buvo kalbėta, kai buvo klausimas apie kada gyvensim geriau ir kada alus pigs. Jau buvo tai. Bet šiaip tai fizikai turėtume susirūpinti, kada fizikos fakultete merginų bus daugiau negu vaikinų, tai bus greitai. O tada jau reiks mums tikrai susirūpinti. O kaip mes jomis rūpinsim? Nori rašyti bakalaurinį darbą. Ar tinkama yra tokia tema? Katė svestuota nugara, išmestos iš 5 aukšto, priimtos prie generatoriaus kaip amžinojo variklio ateitis. Siūlyčiau kreiptis į psichiatrijos. Kas tinka fizikai į porą? Obreš. Prie ko prisitrynė tas atvinkas? Kaip tuneliuot bakalauro kursą. Čia neišeis, bijau, kad šitą padaryti. Nežinau atsakymą. Negaliu užmigti, kodėl veikia tranzistorius. Išsimiego? Ne, nu tai ką jau ten iš taip, jis negali užmigti, kaip išsimiego. Siūlyčiau kreiptis pas Vilių. Taip, nepažįsta jūs savo. Nu čia kažkas iš mano mechanikos. Mane kamuoja vienas klausimas ir naktim nemiegu. Nuvažiavau į autoservisą ir paprašiau sudekanalizuoti savo rato inercijos standui. Bet snukim negavau. Kaip čia tai? A meistras nusisukęs tyliai taip neparodė. Ne. Ar kokios
potencinės energijos reikia norint įveikti fizikės pasipriešinimą? Nu, tikriausiai, kad nemažos. Ir brangiai kainuoja. Ką galima nuveikti laboratoriją su tualetiniu popieriu? Švarų eksperimentą. Jeigu tai jau laboratorija. Aš irgi, į temą turiu klausimą. Kokio svorio štangą išstumėt atsigulęs? Tai kam iš kairės? Tai stumiu paprastai sėdėdamas toj laboratorijai. Čia toks ne visai juokingas, bet, taip sakant, kiekvienas fizikas pusę metų mokosi specialybės kalbą. Kodėl filologai nesimoko fizikos pagrindų? Pirmiausia, fizikas turėtų mokytis ne pusę metų, o visus metus pageidautina. O filologai kodėl nesimoko, nežinau. Aš 5 metai reikalauju, kad būtų įvestas matematikos stojamasis egzaminas, niekas manęs neklauso. Irgi du klausimai telpantys į vieną. Kas buvo Brazdžiūnas ir ar Kašubai atminti bus pakabintas portretas šalia Brazdžiūno? Aš gal neatsakinėsiu, bet apie portretus kabančius auditorijoje prisiminiau vieną istoriją. Seną, gal jeigu turit kantrybės pasakysiu, apie legendinį Kauno Žalgirį ir kai jeigu nesimokė studentai, tai juos imdavo į kariuomenę. Tai kad išsaugoti mūsų gerą komandą, tada ir Sabonį, ir Chomičių padarė studentais. Ir tada auditorijoje kabėjo Karlo Markso portretas. Jūs žinot, kas toks buvo Karlo Marksas? Tai kada Sabonį uždavė klausimą egzaminatorius, kas ten, jisai pasakė, vo tėvas. Tada išėjo, sako, išlaikiau. A ką, kokį klausė tave? Sako, nu, portretas va kabėjo, aš pasakiau, kad tėvas. Tai jau Chomičius eina, žinodamas, jo irgi klausė. A kas ten kaba? Sako, žinau, Sabonio tėvas. Gerai, vis tik šiokia tokia giminystė, tai tada, kai grįž prorektorius Banys mūsų, pažįstat, galėsite jo paklausti, jis jums tiksliau atsakys, kas buvo Brazdžiūnas. Čia ne jumoras, bet... Vienas labai lengvas klausimas mislė. Aš jau atrodo kelis kartus sakiau. Įeina vyras, išeina moteris. Įeina moteris, išeina vyras. Chirurgo kabinetas, kur atliekamas lyties pakeitimo operacija. Ar karvė simbolizuoja tobulą moterį fizikams? Tai kodėl? Todėl, kad fidi karvė simbolizuoja fidi. Per fidi fizikas sutinka savo moterį. Ar tikrai lietuviškiame raidyne raidę F turėjo pakeisti raidę P ir tai neįvyko tik dėl žodžio benefisas? Čia, manau, kalčiausia anglų kalba, kurioje žodyje pak liko raidė F. Kaip čia ir neprisiminsi tų šlovingų laikų, kurios prisimena Arlauskas, kai Vilniaus universiteto sporto klubo krepšinio komanda turėjo treningus su užrašais su raidėm VUSK. Tai pedagoginio instituto sporto komanda pasiekė jų pavyzdžių. Dabar klausimas, kuri harmonika jums mėgstamiausia? Tai aišku, kad žalia. Kodėl žalia? Tai yra antra, kas nežinojot. Reiškia, žalia yra mūsų giminės spalva, žalias yra dinozauras, žalias buvo mano tėčio kaklaraištis, kuris tapo kažkodėl fidi legenda. Klausimas, ar su ją skutat galvą? Aišku, kad neskutu su 5. Tai tuomet kodėl? Todėl, kad siekiu lambda iš 10 lygumo. Kodėl fizikos fakultete sumažėjo blondinių? Kas jums sakė, kad jūs sumažėjo? Todėl, kad tai ne chemijos fakultetas. Dabar.
Klausimas iš biofizikos kontrolės. Išrikiuokite svarbumo tvarka. Alus žmona, kaimyno žmona, perukų mados, vištos šlaunelė, marihuana. Čia keli tokie vienodos svarbos daiktai, nežinau kaip čia dabar iš juos išrikiuoti. Aš pagalvosiu per kitą presą, atsakysiu. Ar ne jūs mačiau neonacių eitynėse? O ką jūs ten veikiat? Matėt klausimą. Taip, venk, jūs 5 pagrindiniai preso dalyviai esate negyvenamoje saloje. Kam priskirtumėte šias rolės, kiekvienam po vieną? Vaidmenis. Negeria, bet jau vis tiek įsilinksmino tiek, kad nemokamai pradėjo taisyti kalbos kultūrą. Jau neblogai. Jau mes pasiekėm kondiciją, kokią, aišku, tą, kurios reikia. Taip, pirma rolė, rinkti maistą. Malinauskui. Pagal kūdumą matosi, kad daug nesuvalgė. Kurti laužą. Jeigu patikėsim smetonai, turbūt ne už... Gal Arlauskui. Toks jaukus, šiltas tikriausiai mokau. Statyti trobą. Reiškia, patikėsiu savo, nes aš nagingas vaikinas ir mėgstu nešiot sunkius rastus. Ilsėtis patikėčiau filologų dekanui, gal sukurs kokį eilėraštį. Paaiškins, ką mes čia visi 5 veikiam, vieni be moterų šitoj salai. Ir būti pirmam suvalgytam. Moku ispaniškai pasakyti, tu esi graži. Ar laisvai pakabinčiau Lenkų filologiją? Lenkų filologija laisvai, net jeigu ir nemoka. Jeigu būsite ispanų apelsinų plantacijose, galbūt. Baigiau FF prieš 5 metus. Pamiršau viską. Ko mokiausi, ką man daryti. Aš galiu pasakyti, nesisielokit. Žemėje yra žymiai daugiau, labiau likimo nuskriaustų žmonių. Tai ką pamiršote, tai ir liko tikrosios žinios. Vytautas Vytautui ar gerite Vytautą. Su malonumu. Bet dabar girdėjau, kad kaimyniniai Baltarusijoje atsirado dar vienas gėrimas, knes Vytauft. Kaip ir troleibusas Vytauft. Klausimas man, ar Birutė jūsų netraukia? Mano mama yra Birutė. Tai netraukia. A čia apie traukimą dar. Reiškia, ar Saulius Vengris vertė vaikystėje mintinai mokytis PN sandoros voltamperijos? Ar šis įvykis privertė eiti į lazerius? Tai PN sandoros, tai ten dar nieko, bet vat to įsotinto ir neįsotinto PNP ir NPN tranzistorius, tai aš iki šiol košmaruose sapnuoju. Atsikeliu į lazerius ir galvoju, kaip gerai, kad nereikia stiprinti nieko bendros bazės schemai, nes tai ir pasakė logis. Čia irgi toks klausimas. Noriu sužavėti merginą. Koks eksperimentas labiausiai suveiktų? Gal čia labiau tiktų mano kolegai, kuris mechaniką dėsto, bet galiu pasakyti. Man atrodo, sužavėtumėte, jeigu įrodytumėt, kad santykinė deformacija elastingumo ribose proporcinga deformuojančiai jėgai. Arba kad lubrikantai sumažina trikmę. Papasakokite apie savo pirmąją meilę. Galiu papasakoti meilę. Aš užsikiščiau. Buvo tokia nedidelė.
Ir murkdavo. Įsisuka į klausimą. O aš manau, kad fizika jūsų meilė pirmoji. Malinauskai, ar turi merginą? Spėt iš 3 kartų. Dėl to ir 3 kartą daviau. Kokia pageidautina merginos apranga paskaitoje, egzamine ir laboratorijoje? Atsižvelgsime. Visą tai prietarai. Jo, kam ta aprangai? Kur čia dar buvo? Kaip ekonomistai nustebinti fiziką? Ir kaip fizikui nustebinti ekonomistą? Nežinau, mano mama, Birutė, jinai ekonomistė, nustebdavo, kai aš grįždavau namo. Kai grįždavo, visada nustebdavo. Ką, jau sakydavo? O kaip ekonomistai nustebinti fiziką? Vat grįžti kokią 4 ryto, visos kaip šlepetė numindžiotom rankom. O tau duoda atsigert, paguldo į lovą ir dar batus nuolat. Atsibundi visas nustebęs kaip tam name, kuris, reiškia, užmerkia akis, atmerkia ir jau štai. Tai va, taip yra. Kiek alaus reikia išgerti, kad būtum tikras fizikas? Nereikia gerti alaus, kad būtum tikras fizikas. Reikia būti tikrų fizikų, kad būtum tikras fizikas. Alaus jūs, jeigu ne fizikas, gerkit kiek norit, tai jums tik tai rankas po to numindžius. O fizikų netapsiu. Po kelinto bokalo fazė pasisuka per pi. Per minus pi, atsiprašau. Per pi tai čia būtų lengvas klausimas. O per minus pi tai... Turbūt, jeigu po bokalas, reiškia, va taip, dabar jau mano metuose, kaip puslė nusilpo ir šiaip, reiškia, per vienas bokalas ketvirtis apsisukimo, tai per minus pi po 3 bokalų jau pasisuka. Čia kaip yra klausimas, kiek išgeria alaus? Aš 5 bokalus? Ne, aš ne archeologas. Nebenoriu alaus, ar su manim kažkas negerai? Ar aš... Ką daryti? Jei nenorėtum moterų, tai būtų. Ne, bet jeigu jūs rimtai nebenorite. Jūs atsidarykit šaldytuvą ir įdėmiai į jį pasižiūrėkit. Jeigu visai nieko neatsitinka ir nėra ten kokių nors atitraukiančių dėmesį subjektų šalimais, tai gal kažkas ir negerai. Jūs jau tada eikit pas daktarą, klauskit. Parodyk blauzdas siūloma. Nerodysiu. Mane ir taip čia kalžina visokiom nuodėmėm, kad geriu daug, geidžiu kaimyno žmonos ir panašiai. Kokios muzikos klausote visiems 5? Aš, reiškia, būsiu čia neoriginalus. Aš tiesiog galiu prisipažinti, man iki šiol viena iš gražiausių muzikų yra Tamsioji mėnulio pusė. Reikia klausytis iš vinilo per ausinės, atsisėdus ir kai niekas visą valandą dar tau netrukdys, atsisėdi fotelį ir ramiai perklausai visą albumą nuo pradžios iki galo. Aš senas jau, Pink Floydai. O aš dar senesnį. Mano mėgstamiausia grupė Golden Earring. Jei kas nors čia girdėjo. Ir mano vaikai jubiliejaus proga padovanojo man bilietus į koncertą Antverpene ir nuvažiavau, pasiklausiau. Pajaunėjau iš karto. Neatsimenu, buvo kažkada tokia grupė, Simonas ir Garfunkelis.
Naktį pusę 4. Apie mano muziką atsiliepia taip. Ten, kur prasideda metalas, ten baigėsi muzika. Ar studijuodamas laikėte save vikingu? Taip, kai nepavyko tuneliuoti. Ne po vikingų laikė. Mano draugas dabar sėdi 6 aukšte ir matuoja, kas jam negerai. Klausykit, einam visi kartu ir paklausim. Ar teko išvysti besišypsantį pošką? Jei taip, kur ir kodėl? Kūčių naktį. Teko matyti, bet neatsimenu kodėl ir kaip. Kaip tai teisingai. Nu, vienas toks. Jei paklausiu, kada saulė žino, kada naktis, pabėgsit nuo manęs ir klaustukas, ne fizikai. Man atrodo, bėga žmonės paprastai ne nuo klausimų, nuo kitų dalykų. Tai kitaip nežinau, ką čia atsakyti daugiau. Retoriškai arba perėduriu kolegoms. Visi šalia tavęs sėdintys sakinys. Kur tavo? Ten jūsų daugiau, tai jūs gal balsuoti. Taip. Rankas savo per trumpas. Pasiekimą manyti. Kaip išmanant fiziką žiūrėti fantastinius filmus? Ir negalvoti. Paskui visą naktį, kaip ten viskas veikia. Klausyk, pasisvedikim damą, pasisvedikim bokalą, bet ką pažiūrėkime. Kaip apsraktamo patencinė duobė ir nepateko kažkur. Ar galima rasti skrynias vertes? Kurias? Kažkuo nėra, bet kaip susijęs su kvantinė mechanika, iš esmės ten nesdėjimo. Kaip tiesinė algebra. Mokėt vėlgi analizuotos, dar atsimenu. Sekuliarinę lygtį išsprendė, ten surašai tos... Vienas visai nelogiškas klausimas. Ar pasiilgstate amžinųjų studentų tokių kaip Kašėta? Aš čia! Šito klausimo nelogiškumas tame, jeigu studentas tikrai amžinas, tai jis bus fakultete ilgiau negu mes visi. Kaip lazeris susijęs su dviračiu? Kadangi dabar lazeris pakankamai populiarus žodis, o kiniečiai gamina viską, tai esu tikras, kad Kinija yra kokia kompanija pavadinimu Lazer, kuri gamina dviračius. Čia provokacija. Kaip elgėsi dvimatė dalelė begalinėme potencinėme lauke? Šią progą aš galiu jums papasakoti apie senojo abletyvo akūtinį pailgėjimą ir cirkumflekso bei jo taip toliau. Man atrodo, jūs išversit juos iš proto. Nu tai šiaip galim pakirčiuoti, jeigu norit. Vienas ir šienas, kuris teisingai sukirčiuosit. Vienas šienas. Važiuojame į Garliavą, įsidėmėkite, ir puntukas. O bebrai, reikia sakyti. Ir bebras. Ir kai mano Bebrotis! Bebras ir beprotis, visiškai teisingai. Kai mano mažas vaikas būdavo maždaug 3-4 metų ir aš jį norėdavau išvesti iš kantrybės, aš jam sakydavau, ištark vaikelį ultrasinchrofazatronas. Pradėdavo verkti jau. Jūs man panašus į vikingą, kodėl? Na, aš alaus negeriu kol kas dar.
du klausimus jums į vieną. Ar alus yra lazerinė medžiaga? Kitas, kokia jūsų C2H5OH sugertis? Tai atsakymas būtų, jeigu aš išgerčiau sąžiningai alaus, imčiau švitėti? Jeigu matėt, taip. Nu bent jau į sužadintą būseną įliptų, tai tik. Pirmas sužadintas. Pasak profesoriaus Grygo, merginos grožis kartprotas lygu konstanta. Ar galėtumėte šią lygybę pakomentuoti? Nu, neteisus Grygas, neteisus. Nu, net jisai turbūt senokai matė tą merginą. Jeigu norite gražių, protingų ir išdidžių merginų, rytoj į filologijos fakultetą. Koks jūsų mėgstamiausias alus? Tas, kurį geriu dabar. Vengriui parduodu Audi A5, viskas tvarkinga, visi pričinta. Padavaro, Basai. jo, pričinta. Čia reikia man jūsų Audinas, pasispažinėkit su tokimu. Turiu veršį, noriu valgyti, į kur durti. Ką? Valgykit taip, tik kol šiltas. Aš galiu dar atsakinėti, man tokių kvailų. Ar tiesa, kad visas LHC, tai yra didžiojo hadronų kolaiderio kolektyvas, žaidžia ar yra žaidę Lineage? Aišku, kad netiesa, jūs ką jūs blūdat. Tengi tie teoretiniai fizikai, kurių kelnės prasideda čia, baigėsi ties vidurių blauzdų, akiniai va tokio storio ir žaidžia jie tik tai tetrį ant tekstinių ekranų. Jokių Lineage'ų jie net girdėjo, aš jums garantuoju. Klausimas japonų kalba. Ar ši koteva kar? Dabar, kai garsiai perskaičiau, tai supratau. Aš jau galiu atsakyti, kad tikrai taip. Ar galime tikėtis, kad kitais metais į FIDI 45 ateisite su peruku? Tikėtis jūs galit, žinokit, bet ar aš ateisiu, tai nežinau. Bet, nu, svarbu, kad Kašuba ateitų jau. Kada pasikviesit istorijos fakulteto dekaną? Ar fizikams patinka istorikės? Vengriui ir dekanui. Dekanas jūs, dekanė, jūs pagalvokit, reiškia, ar mes kitais metais kviesim. Šiaip tai jūs kviečiate dėstytojus, tai jūs galit pasikviesti nors ir Landsbergį čia. Man taip sakant, o istorikės mums patinka tik tai dar prieš tos 5 archeologinius garsiuosius, reiškia, o jau po to tai nežinau, gal ten sunkoka jau būna. Taip. Kur Kašuba ir ar tai nesusijęs su vakar praskridusiu NSO? Nežinau. Manau, aš labai tikiuosi, kad Kašuba dabar sėdi jau kaip prie savo televizoriaus, atsidūsta ir pagalvoja, o gal vis tik reikėjo nueiti pas fizikus į presą. Pavaryk eilėraštuką ekspromtų, dengi. Nu gerai, pagalvosiu pusvalandį ir pavaryk. Kodėl, jeigu promptą turėsiu, tai bus ekspromtas. Kaip parašyti bakalaurinį darbą, jo nerašant? Pabandykit nupiešti. Arba nubrašyti. Kuris herojus iš 3 muškietininkų labiausiai patinka? O kaip seniai skaičiau, man neatsimenu tas, kur uždūsino Milėdį. Kas teisė? Irgi kažkokie dėsniai. N padaugintas iš Balevičius lygų const FF. Nes pas mus pradėjo dėstyti Balevičius, išėjo LM Balevičius.
net nežinau ką pasakyti, gal iš šitiek eksperimento taškų dėsningumą dar labai sunku nustatyti. Gal auks eksponentiškai. Jo, yra garsus Arlausko pareiškimas vienam mano buvusiam kolegai, kuris bandė rezonansinę kreivę per 3 taškus nubrėžti. Sakė, tu čia brangušti, nefušerok ir mato kaip reikia, o tai per 3 taškus, aš sako, ir apskritimą galiu nutiekti. Ar tikrai žodis dializė kirčiuojamas dializė? Neatsakysiu, nes tai nemokama, kaip kolega ką tik sakė. Bet kaip paprastam mirtingajam fizikui tai žinoti? Skaitykite žodynus. Visas atsakym. Žodynas. Tikroji poezija yra gramatika, o pats įdomiausias romanas – žodynas. Ir jūs dar norit, kad jis gertų. Dar jie nori, kad dėčiau. O, jis jums padės. Šitas klausimas rodo, kad gal jau artėkim prie pabaigos, nes net jau klausiantieji, ne tik mes, nusišnekam. Klausimas toks, kokios formos liepsna dega degtukas kosmose? Žmonė nesąmonė, iš kur kosmose degs. Bet po to kažkada skliaustus rašo kosminėje stotyje, kur nėra gravitacijos. Va tau šiandien. Pasirodo, gravitacijos nėra. Nusikalbėjimas. Žmonijos svajonė, kaip ekranuoti gravitaciją. Jūs sakot, kad nėra. Gravitacija nėra. Tik nesvarumas. Ar galite papasakoti anekdotą žemaitiškai? Ne, negaliu, nes aš ne žemaitis, aš aukštaitis, tai viena. O šiaip baigdamas tikrai noriu papasakoti anekdotą, ar ne? Pasakysiu. Čia arčiau lingvistikos, bet irgi toks, taip sakant, pamokomas. Susipyko Joškė su Chaimu. Eina pas rabį, klausia, ką mums daryti, va, jis mane pavadino taip, o tas mane pavadino anaip, rabis išklausė, sakė, Joške, tu neteisus, tu turi prieš bendruomenę pasakyti, kad Chaimas yra geras žmogus ir jo atsiprašyti. Joške išeina ir sako, Chaimas geras žmogus, nu atsiprašau. Tuo pasakyti, kad žodis nieko nereiškia, svarbu kontekstas.